vasara ir nieks jos neatims. Labs ryts, sveikinas naktinių šeimų iš Palangos. Nežino, kur eit, palaukit nieks, mum čia sukt reik. Ir atsikėlam šiandien mes, mes atsikėlam šiandien 5 berods. Jo, ir dabar susiradam vaizdas mūsų šiandienos. Atsikėlam 5, susiradam vietų, kur varysim pavalgyt. Gana pig, ten, toks labiau gal europietiškas maistas, bet šiaip faini. Faini, einam dabar per visokius rajonus, visokius gatvels toks. Toka El Timbre, se vende vasos Mikilagos. Žodžiu, jo. Einam iki pusryčių vietos, vis gerai išsimiegojai, happy šiandien jau energijos pilnus, plans dienai paruoštas, viskas gerai ir jo, žodžiu. Atėjom į vietinį parduotuvį, kavinį. Man tas smegenis neveikryts dar, nesvarbu. Ir meniu tokie pavargi, bet šiaip yra daug, nedaug pasirinkimo, bet tik pusrytinė vieta. Yra visokių sulčių, specials, tada yra ir coffee, ekstras galim pasimti, prisidėti prie coffee, kombučia, smučių, protein shake'ų, savory, toks daug yra. Buenas, uno momento. Perfecto, bro, no pasa nada. Ir žodžiu, viską yra, man pasižiūrėsim. Aš galiu pasiims kokie šūdų irgi, žodžiu. Aš happy gringo. Happy gringo? Žinai, kas yra gringo? Gringo. Pasigūglė, kas yra gringo. Aš žinau gringo. Tu neim gringo, im kažkokį. Čia kas gėrimas ar... Ne, ku tu ims? Benediktą. Aš Benediktą, aš konservatorė. Konservatorė Benedikt. Gringo yra... Aš jiems tortilijų su kiaušinėm, o tetė bus gringo. Aš įdėsiu čia kažkur šonant, kas yra gringo. Nu? Atnešė mūsų pirmus gėriams. Valgysim su šaukšteliu? Jo, valgysim su šaukšteliu, vadavę šaukšteliu. Mamos yra butelys, nes jinai konservatorius, jinai nebanda naujų dalykų. Tai aš čia naujų pabandžiau. Bet iš butelę mes... Nesitikėjau, aš tikėjos, kad ne iš butelę, bet kad atnešė butelį, tada dabar paragausim iš butelę. Aš nežinau, valgysiu su šaukšteliu. Aš gert norėjau, bet dabar valgysiu. Valgysiu. Čia ir geris. Skystis pusrytis. Fantastik. Bananą daug jaučiasi. Jo. Nes geltons Čia ir jūs vienods Jo, nes jis nusikopino. Nekopino, bet jis iš tų buvo pats geriausias, nes man tą nedavė. Super. Bet dabar reikia man savo paragauti. Iškutė ledukė, Jiem šaukštelį. neftėjimo kaip visada. Ledukam. Aš nemėgstu, man pridėt ledukų visą laiką, bet ką padarys. Gaivės atsigert. Jo, gaivios atsigert, gedui nepatiktų, nes rūgščios. O mano bananų irgi kaip tėtis. Einam gerti ir laukia maisto. Atnešė maisto, salotos vaisių, gėrims, salotos paprastos, 2 Benediktą kiaušinės su bacon, salotos ir El Gringo. Beigelsą su kiaušinienė. Jo, žodžiu. Tai va, skanus mum. Mes einam valgyti ir važiuosim apsipirkti į Walmartą. Jo. Ciao, ciao. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Meksikos vairavimo ypatumą tiesiog medžiai vidury kelio va stovi ir jiem va skirtumas. A tau kaip vairuojas? Tiesiai, žiedan tiesiai. Gerai vairuojas? Nežiet. Tai dabar tiesiai po tą žiedan. Gerai vairuojas? Čia juostų kiek nori, tiek ir yra pavadinimas. Bet čia gražus dangus kaip ir mėlynuoja, bet kaip ir biškį debesėliam, tai viskas kaip ir gerai bus. Neroda mums šilumos, bet važiuojam į Walmartą. Jau nežinau, kelintas kartas sakau, kad važiuojam į Walmartą, bet dabar jau tikrai važiuojam į Walmartą ir tada maudytis.
Su juo atvažiavome į Walmartą. Einam apsipirkti biškį nedaug. Pasižiūrėsim, kuom skiriasi Amerika nuo Meksikos. Šiaip vaisiam skiriasi, nes jau vaisių iškart mato prie įėjimo daug. Žodžiu, šiaip manau, kad pasižiūrėsim kainos, bulkos, visko pasižiūrėsim, va, iškart sidrą, vyną, nežinau, kas čia. Bum, braškės gražios. Jo, šiaip. Krabą, ne, kas čia. Ai, vištien šaldyt, daržovės, tėtė. Krevečių galvos, krevetės, žiogai. Būtinai pasimsim kažkų. Ten čia kirmelių kažkokių. Kirmelių, čia ne žiogai, čia žuvės. Žuvės mažiukės, panežiau. Vada kirmelių radom. Palauk, duokit mane prie. Kažkokių kirmelyčių. Čia kirmelas, tikrai. Ačiū. Kiaušinių, va, kiaušinė, žiūrėkit, pigė. 94,5 €, va. Nu, šiaip nelabai pigė, bet, nu, žodžiu. Didelis prekį. Nu, kaip ir Amerikai, ta prasme. Labai panašiai. Žodžiu, einam nusipirkti rankšluosčio, atsigerti, biškį užkasti ir važiuojam. Karoči, neklausykit ją, nes jis vis tiek meluoju. Nebesvaik eik sasiskų valgyti, va, žiūrėk, kiek sasiskų yra. Didesnis negu Amerikoje. Va, nu, šiaip maistą jo, nes jie valgo normalų maistą, ne kaip amerikiečiai burgeris. Tai, jo, va, sausage, karnės frijas, viską piln, ką nori, tu jiem. Žodžiu, einam priekytis. Jungiam. Eterio pabaiga. Judam. Kai pametam mamų, tai žinokit, kad reikia eiti mamos ieškoti va tarp va lupatyną. Ir tikrai kažkur rasim, 100% bus tarp lupatyną. Nu, jeigu nerasim, tai tikrai bus stebuklas, bet čia... Arba dar prie Lemenių gali būti, nes ne Lemenių sakė yra. Tai kažkur vis tiek mano rasim. Tai ten dar tik drabužių yra, tiesiai. Ne, pats neveiks, ne. Nežinau, nu, jeigu ką skambisim, bet čia turėtų būti prie lupatų. Čia į Tailandą net nereikia važiuoti, va, tuktukų kiek nori, va, opa. Mes važiuojam pinigų išsijim. Kažkur po tapus bus kažkokios kelius. Nu, man taip rodo, žodžiu, va, įvažiavom į tą vieną miestelį Puerto Aventuras, tiesiog pinigų nusim, nes į senotį neįleidžia be pinigą. Ir sankryžai didžioji į dešinį, į kairį reiks pasukti. Kur yra? Dar nežinau pats aš. Bet žodžiu, Čia kurortas kažkoks? Čia jo irgi kurortas, čia kaip Šventoj. Galim sulyginti, žodžiu. Va, važiavam. Čia man? Jo, čia. Bet čia raudonas, bet čia niekas neaišku. Ne, Žodžiu, ieškam, kur išsikeisti pinigų. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Ką tik atvažiavom į senotį. Einam pirm pasižiūrėsim į kažkokį šopų. Spėjam atvažiuoti, įsivaizduoji? Einam į šopų pasižiūrėti, gal ir ką pirkti arba kas ten yra ir eisim pliuškentis. Va, čia maždaug taip atrodo viskas. Čia yra pirkt. Žodžiu. Faina. Drabužių yra. Visokių maudimkių. Pirm, norint įveiti į senotį, reikia eiti į dušų. O į dušų reikia eiti, nieks nežino kur, čia kažkur. Nu dušas? Kur? O kur mum? Ne, čia vyras. O tėvį moteris? Ne, hombres. Woman? Mama, čia. Ja. Muchas gracias. Einam į dušą. Čia dušas irgi nėra toks įdomus čia. Žiūrėjau. Vanduo nešilstų, galim pasakyti. Nusiprausiu. Eik. Eik, aš nusiprausiu. Мыло, мыло, мыло,
Neblogai, bet šiaip šalta. Buena? Einam į senotį, einam džiunglėm. Na, pasižiūrėsim, kaip čia naktį lyja, matot, arba čia žmonės privaikščiai. Bet, na, iš kokį iguanų pamatyti. Iguanų. Jo, faina. Toks Faina. džiunglės vibe. Čia yra vien va jau senotę matom, dar ten yra dar kit. Čia yra rinkitės kokių norit, iš kur norit. Jo, čia Centuliks kažkur yra, man atrodo. Bet man duoti gražus, žiauriai toks. Aš galvoju, kad čia Maurus. Aš irgi galvoju. Sakinių, tai nesumato. Va čia senotė. Ten dar toliau yra, čia yra žuvyčių. Nu čia ir yra tokios senotės žmonės, jeigu jūs nežino. Tik čia niekas nesimaudo. Ten mėlynesnė. O tai viskas nebėra daugiau? Ne, tai turbūt, galima eiti paapžiūrėti čia viską. Nes čia šiaip didelė vien turėjo būti. Ten va maudas vaikai. Va, didžioji, žiūrėkit. Čia ne šiaip sau. Ir ten parkings yra, bet ten mokams jau, man atrodo. Banjos. Nežinau, kas yra banjos. Banė yra pirtis. Va, žiūrėkit, jau mauda žmonės. Oi. Šiaip faina sutvarkyti, jie jums mums kainavo 3 žmonėm 540 pesų. Tai tas yra, nu jo, vanduo, wow. Tas yra $25, 25 eurų beveik. Čia didelė senotė, ten galim vaikščioti, ten plaukioti, čia giliau, čia šokinėti. Žodžiu, dabar bus mūsų sudėti montažas po šito, kaip mes šokinėjom ir nardom. 1, 2, 3, važiuoja! Nuotykis prasideda. Bišķi blog. O, čia yra. Žinojamės. Ja, 3, 1. Tavo akis žino raktą į mano širdį pamažu. Mes plaukiam prabangiausią jachtą, nematom nieko net bangų. Išsaugot noriu šitą jausmą, kai nieks nerūpi, tik tai tu. Ilgai nešiosiu šitą džiaugsmą, juo mes dalinsimės abu. Kažkas kasdien skaičiuos, kiek trunka laimė, o mums vienodai gros tai mūsų meilė. Nes vien tik tu ir aš, mes žinom kaip yra, koks vis tik gyris turi tave šalia. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims. Grįžom iš senotės, pamiegojom valandų, aš valandų, čia valandų, Dabar aš paėsim. nemegojęs žmogus. Atėjom vėl į tų patį restoraną, kur valgėm, kai iš senotės buvom grįžę. Tik dabar užsisakėm aš sriubos, laukan 40, bet aš sriubos. Tada tėtė su mama užsisakė karnytas, nu žodžiu, ten toks 205 gramų. Košlen. Nu kažkaip košlen, realiai.
ir dar labai skanių sulčių. Ir pavalgysim ir eisim pasivaikščioti dar po Basanavičių kaip ir vakar, bet nueisim iki galo, ten kur ir tos statulos, ten tokios, nu žodžiu, ten. Jo, tik iki Palangos tiltą, kad nueitumėm, žodžiu. Cigarų nusipirkti. Jo, būtina cigarų. Tai vat. Ir irgi va, pirmą kai buvom, sakėm, klausėm, kas čia spicy, kas ne. Sakė, limon no spicy, čia viskas spicy. Nu, tai žodžiu, supratom, kad tik tą limoną mes valgom. Tai vat, tiek žinių ir eisim pasivaikščioti. Karštis, biškį mažiau šlapi karšt, bet karšt sausa, tai biškį labiau, bet karšt. Atėjo mano sriub, šiaip skaniai atrodo įdomi. Nu, tak, jo, 2 takai. Tada čia saugom su salentro, šakutė. Maišyt mėst, tarp moliuko šitie paplotėlė. Ir čia šitie priedą. Žodžiu, mums skanos, mes einam valgyti. Jūs žiūrėkit ir pavydėkit dabar va šitą skanos maistą. Einam mes per gatvę Basankės. Jau neberodys nieką jums, parodys tik į galant. Tie, kas nematėt, kaip atrodo Playa del Carmen Basankė, tai prašom pažiūrėti praeitų video ir pamatysit, o mes einam link pagrindinės aikštės. Priėjom prie pagrindinės aikštės, čia buvom kartą šok meksikiečiai ant šitą stulpą, ten to ark didžioj, o čia žaidž meksikiečių sportukas. Tai pažiūrėsim. Komandai su nektaros, čia įvyksta sportininkų karas. Skrieja kamuolys. Man vis kalbėjai, peik nuotraukų. Tuoj. Matėt šou, matėt futbolą, mes pagal pajūrį einam namo pagal pajūrį. Bandysim, nes čia beach klubų labai daug, tai būn, kad negalim praeit, bet pasižiūrėsim, kiek galim, tiek praeisim ir va, groj mūsų garbė. Žodžiu, mūsų šeima atsisveikina iki kitą video. Rytoj mes važiuojame iš Karėtų, bus žiaurė smag, žiaurė fains video. Eik šeima. Все. Mes atsisveikinam. Adios amigos! Ir drąsi, visi kartu ir nieko mums netrūksta. Uždega saulė mūsų veido šypsenas. Tai mūsų vasara ir nieks jos neatims.